Malavio teismas atsisakė už užstatą paleisti 2 vyrus, kurie suimti dėl nepadoraus elgesio viešoje vietoje. Vyrai tapo pirmąją gėjų porą susituokusią šalyje, kur homoseksualizmas yra nelegalus. Stevenas Monženza ir Tivongas Himbalangas susituokė per tradicinę, tačiau simbolinę vestuvių ceremoniją Malavio pietuose praėjusį mėnesį. Į tuoktuvę sugužėjo didžiulis būrys smalsuolių, nemažiau žmonių masino ir teismo procesas. Tai dvasinė liga, mes neturėtume to leisti Malavyje. Raginu prezidentą pasmerkti šį dalyką, kad mūsų šalis nebūtų prakeikta. Homoseksualizmas konservatyvioje Pietų Afrikos valstybėje yra draudžiamas įstatymais ir už tai gresia iki 14 metų kalėjimo. Teismo magistratas sako nepaleisantis poros už užstatą ir tai dėl jų pačių saugumo. Tuo metu valstybės kaltintojas prašo prailginti sulaikymo laiką, kad galėtų vykdyti nuodugnesnį tyrimą. Pasak policijos, vyrams atlikta medicininė patikra nustatyti, ar jie turėjo artimų lytinių santykių. Malaviečiai dėl šio įvykio pasiskirstė į 2 stovyklas. Tiesą sakant, šie vaikinai išreiškė savo teisės, neturime jų kaltinti. Nematau nieko blogo, tačiau tai mūsų šalyje yra nauja, todėl juos visi smerkia ir jų elgesį laiko nepriimtinu. Tai, ką jie padarė, yra bjauru. Jie parodė negražų Malavio vaizdą. Mūsų kultūroje neregėtas dalykas, kad vyras tuoktųsi su vyru. Tai šlykštu. Prieš 3 metus Anglikonų bažnyčia atsiuntė gėjų teisės ginantį vyskupą Niką Hendersoną į kaimišką Malavio vietovę. Tačiau parapijiečiai kunigo nepriėmė, kilo protestas, per kurį žuvo vienas bažnyčios narys. Tačiau kova su živ ir AIDS verčia keisti oficialų požiūrį į homoseksualus. Pernai lapkritį vyriausybė pirmą kartą viešai prakalbo apie homoseksualizmą ir pasakė, kad gėjų teisės turėtų būti pripažintos, mat taip lengviau kovoti su AIDS. Vietos organizacija padedanti homoseksualams sako, kad šalyje 1/4 gėjų nešioja živ. Malavio sveikatos ministerijos duomenimis 12% šalies populiacijos infekuoti živ.